Dar viena skausminga tema apie vaikus. Iš tikrųjų, postas labai jautrus, labai mamytė pergyvena dėl sūnelio, kuriam neskyrė pakankamai dėmesio jos manymu. Ir sūnelis ją kaltino, sūnelis po to, kaip ir supratau, atleido, bet dabar sūnelis sukūrė savo šeimą ir jam yra sunku, žodžiu, nes vis tos vaikystės traumos, tos nuoskaudos vis lenda į paviršių. Jo, iš tikrųjų, mano biografijoje buvo vienas epizodas, kai sutikau savo klasiokės vyrą po daug metų, ten nežinau gal, kada aš jį sutikau? Aš jį sutikau dabar būtų jau prieš kokią 10 metų, man dabar 50, tai buvo tada 30, tai po vidurinės, atskaityk. Žodžiu, 20 metų kažkur nesimatė su juo, gal mažiau, 15 gal. Ir susitikom ten, labas, kaip tu, ką gyvenime. Ir jis furistas, jisai čia va po Lietuvą ten trąšas vežioja. Tai sakau, tai furistas turi kategoriją, tai varyk į užsienį, babkės rimtas, žinai. Tai sako, Šarai, aš dabar va grįžau ir dirbu tik Lietuvoj. Man jau užtenka užsienių. Ir kažkaip tai taip, šnekėjom ir jisai, viskas buvo taip pakankamai neutralu. Ir jisai taip išsakė frazę, nuo kurios man net plaukai ir ant galvos ir ant nugaros visur pasistojo. Sako, Šarai, tu neįsivaizduoji, aš per tuos darbus, per tą siekį uždirbti daugiau pinigų, aš pražiopsojau, kaip mano vaikai užaugo. Ir ten paprastas žmogelis, ta prasme, bet tai buvo išsakyta taip skausmingai, kad aš taip, žodžiu, man žiauriai didelį įspūdį padarė tas dalykas. Ir čia irgi lakstė po užsienius mamytė, uždirbinėjo pinigėlių, kad vaikeliui gerai būtų. Stengėsi iš visų jėgų, ten, žodžiu, aišku, dabar save nuolat dėl to graužiu. Po teisybei, aš nežinau, ar tu pelnytai grauži save, nes ar iš tos vietos tu grauži save, ar per tą vietą tu grauži save. Nes kad ir kaip būtų finansiškai blogai, kad ir kaip būtų finansiškai ten įdomu, neįdomu, šeima yra labai atsakingas ir rimtas darbas. Ir tai yra rimčiausias ir atsakingiausias darbas. Ir vaikams, kas jie bebūtų, mergaitės, berniukai, vaikams reikalinga vaikams reikalinga dviejų tėvų santarvė ir buvimas kartu. Ta prasme, jeigu neuždirbi čia tiek pinigų, tiek nori, tu rentiesi, bet pirmas pasirinkimas, tai ir mama, ir tėtis turi būti prie vaikelio. Ir jisai dabar tavo manymu, čia kaip parašyta, kad turi problemų šeimoje su žmona, tai, praeities nebepakeisi. Dabar nori jiems padėti, puiku. Tai pasirūpink, kad jie taptų tuo vienu kūnu. Kad jie vienas kitam būtų svarbiausi, kad jie vienas kitą girdėtų, kad jie vienas kitą jaustų ir nebūtų jokių blemba ten
jokių kitų prioritetų, kad nebūtų. Pirmiausiai yra šeima, vyras ir žmona. Ir šitas darinys turi būti nedalomas, neatskiriamas, neatidedamas. Vakar šnekėjausi su viena mergička. Sakau, kada šeimoje bėdos? Kai vyras išmetamas iš šeimos. Jie sukuria šeimą, ne, ir du taps vienu kūnu. Ir ten dėl kažkokių priežasčių, žinai, tu dabar antraeilis, antrarūšis, tu dabar biški palauk. Sakau, ir tai atsitinka dažniausiai 90%, kai gimsta vaikelis, nes dabar vaikelis svarbiausias. Ir ta mergička supranti, ne, turi būti, taip, šeima, sakau, o kai vaikelis gimsta, laikinai taip, o paskui vėl šeima. Nieko šiai nesakiau, bet jeigu tu žiūri šitą video ir atpažįsti save, žinok, aš norėjau į tave paleisti ką nors. Ta prasme, aš norėjau apstaugti tave. Nes, iš kur tas debiliškumas? Kaip tu gali vientisą kūną, dabar truputėlį atplėškim ir padėkim į šoną. Taip, nupjaukim, ne, ir padedam į šoną. Nes dabar vaikelis. Mielos moterys. Švenčiausias kvailume, blemba, negalima to daryti. Jeigu jūs norite laimės savo vaikui, jeigu jūs norit, kad tas vaikas turėtų maksimalų įmanomą meilės skraistę, gaubtą, kad jisai būtų ir meilėje, ir laimėje, ir ten, nežinau, visame kame. Nė vienos akimirkos jūs negalite suplėšyti šeimos, negalite suplėšyti to kūno, kur yra vyras ir žmona. Negalima. Aš nežinau. Taip, aš suprantu, jeigu jūs susiradot patvorinį, kuris geria, kuris ten, žodžiu, paleistuvauja, kuris neprisima atsakomybės ir ten, jeigu jūs, atsiprašant, greito malaunumo auka, tada kitos išeities nėra. Bet jeigu jūs normaliai, sveikai sukūrėte šeimą, tapot vyru ir žmona, ne, išsirinkote savo vaikeliui tėvą, normaliai, žmogiškai, kaip priklauso, ir sukūrėte tą du taps vienu kūnu, kai sukūrėte šeimą. Ir viskas. Nėra kito varianto. Jūs abudu turite rūpintis vienas kitu, jūs gyventi vienas dėl kito, jūs vienas kūnas. Aš negaliu dabar rankos atsisakyti ir dabar, žinai ką, tu esi antrarūšė, aš tavęs nei šersiu, nei ten turėsiu, man dabar svarbiau akinių rėmelis, akinių rėmelis man dabar svarbiau. Sorry, paskui aš pasirūpinsiu rėmeliu, čia biškį klebą, aš jį paremontuosiu, o paskui aš tave, kai sakant, prisiklijuosiu. Tažinai, žiūrėkit, kartoju ir kartosiu. Gyvenime viskas turi analogus. Analogus aplinkoj. Dėsniai visur galioja tie patys. Ką pasėjai, tą nupjausi. Kitokio derlio nebus, negu kad tu padėjai sėklą. Jeigu tu pakėlei daiktą savo virš galvos, paleidai, tas daiktas kals tau per galvą. Fizikos neapgausi. Jeigu ten prie 2 pridėsi 2, nebus 8. Matematikos dėsnių neapgausi. Ta prasme, tai yra dėsniai. Ir
Ir ten visi tie išsidirbinėjimai, išsiknisinėjimai, ten visokios teorijos, tenai suprantama filosofijos ir ten visokios kitos nepadės. Dėsnių neapgausi. Dėsnių nieks neatšaukė. Ir tu turėsi tai, ką užsitarnavai. Grįžtant prie šito vaikelio. Tu dabar, tu užaudinai tą vaiką. Kaip užaudinai? Gerai. Viskas. Nežiūrim atgal. Išmesti tuos visus, žinai, pas mane čia dabar iš tėvų atėjusi trauma, iš vaikystės trauma. Nusišykt ant to, kas buvo. Jūs dabar žiūrėkit, kas dabar yra. Tai dabar tavo mamytė pareiga, nežinau kokiu būdu. Jeigu tu pavyzdžiu neišmokinai savo sūnaus, kaip gyventi šeimoje, tai dabar konsultacijos, mokymai, aš nežinau. Aš sakyčiau, atvesk pas mane, aš jiems paaiškinsiu, kaip gyventi, bet vėlgi klausimas, ar jie girdės. Bet jie turi suprasti, kad ta grandinė, nes tu pati, kadangi ėjai tuo keliu, tau buvo svarbiau babkės negu būti su sūnum, tuo metu tave taip gyvenimas, kai sakant, privertė, nesigilinkim į tai. Bet tu turi, tokią biografiją, ne? Sūnus, jisai linkęs bus pasąmoningai atkartoti tą biografiją. Tai dabar tavo darbas pasirūpinti, kad sūnaus šeimoj šita grandinė nutrūktų, kad jo šeima pradėtų gyventi teisingai, kad pradėtų gyventi išnaudodama tuos dėsnius savo naudai, dėsnius, kad sėtų sėklą tinkamą derliui, kad nedarytų kvailų klaidų, kad jų šeima būtų šeima ir kad jų vaikelis užaugtų pagal pavyzdį, o ne pagal blevyzgas. Kokios bebūtų protingos blevyzgos, vaikai mokosi iš pavyzdžio. Žodžiu. Tikiuosi, neįžeidžiau, neįskaudinau ir atsakiau. Geros visiems kloties.